turėčiau girdėtis gerai ir vėl laba diena tiem, kas žiūrite mūsų pinigologijos laidą gyvame eteryje. Girdžiu, kad viskas veikia gerai, nes ką tik išgirdau šiek tiek vėluojančios transliacijos garsus savo kompiuterio ekranuose. Tad turėtumėte mane girdėti gerai, taigi laba diena dar kartą tiem, kas žiūrite pinigologijos laidą gyvai, su jumis Jurijus Savas. Esu vienas iš Starfish Academy įkūrėjų, lygiai taip pat pinigologijos laidos vedėjas ir priminsiu, kad Starfish Academy yra organizacija, kurios pagrindinė misija yra kurti aplinką tobulėjimo, aplinką augimui žmonėms, kurie norėtų tai daryti kartu, besidalindami savo patirtimi, besidalindami savo žiniomis, mokydamisi kartu ir darydami bendrus veiksmus. Ir vienas iš mūsų pagrindinių tikslų yra kurti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę, kurie ir taptų tokie dėka tų veiksmų, kurie jie daro kartu, tai yra mokosi kartu, dalinasi patirtimi ir daro bendrus veiksmus, kuriant pasyvės pajamas. Ta ir darome Starfish Academy bendruomenėje, bei pinigologijos laida kaip tik irgi prisideda prie to mūsų tikslo, šviečiant žmonės finansinio raštingumo, verslumo, investavimo temomis ir sveikinu jūs būtent šitoje laidoje. Jeigu manote, kad jinai gali būti aktuali jūsų draugam, jūsų pažįstamiem, giminaičiam, galite pasidalinti šiuo vaizdo įrašu arba šią gyvą transliaciją su jais ir pakviesti juos taip pat pasižiūrėti šią laidą kartu su mumis. Beje, tai jau yra 11 pinigologijos laida, taip kad peržengėme tą pirmąjį 10 ir tikimės, kad judėsime sėkmingai link antrojo ir 30 ir 50 ir galiausiai ir kažkada bus ir mūsų 100 laida. Taigi jinai daroma jums, tai yra visiškai nemokama laida. Ir jeigu turite klausimų, kuriuos norėtumėte, kad mes aptartume būtent šios laidos transliacijos metu, primenu, kad galite užduoti juos pinigologijos laidos transliacijos štai čia lange, būtent komentarų laukelė. Tiesiog parašykite klausimus, kurie jums rūpi ir mes būtinai juos apžvelgsime šiek tiek vėliau mūsų laidoje. Na, o dabar pats laikas pereiti prie mūsų pirmosios rubrikos, būtent apžvalgos naujienų, kurios pasirodo Lietuvos arba pasaulio ekonomikos padangėje, galime sakyti, mūsų naujienų portaluose, arba kažkokių temų, kurios yra svarbios, kalbant apie investavimą, finansus bei pasyvės pajamas. Tai šiandien kaip tik minėjau, kad noriu pakalbėti apie lietuvių skolinimus įpročius. Visiškai nesenai verslo žiniose buvo paskelbtas straipsnis 10 lietuvių skolinimosi tendencijų. Ir štai čia kaip tik rašoma apie tai, kad Lietuvos gyventojai praeitų metų pabaigoje turėjo 1,2 milijonus negrąžintų paskolų, kurių vertė viršijo 8 milijardus eurų. Ir kaip tik būtent pirmas dalykas, kuris minimas straipsnėje, yra tai, kad lietuviai labiausiai mėgsta vartojimo paskolas. Šiom paskoloms praeitų metų pabaigoje teko didžiausia, tai yra 46% paskolų dalis pagal paskolų skaičių. Hipotekos paskolos apimančios ne tik paskolos būstų įsigyti, bet ir kitokias paskirties paskolos, kuriuom gauti, kaip užstatas yra įkeičiamas nekilnojamas turtas, sudarė 17%, šiek tiek daugiau negu 17%. Ir štai šitą dalyką kaip tik ir norėjau pakomentuoti mūsų pinigologijos laidoje, kągi reiškia tas tendencijos arba tie įpročiai lietuvių. Ko gero, kai kam iš jūsų yra tekę girdėti tokį dalyką kaip bloga skola ir gera skola. Tai kalbant apie tai, ką lietuviai perka ir kam skolinasi ir tai, kad labiausiai populiarus yra vartotojiškos paskolos, akivaizdu, kad didžioji dalis iš Lietuvos gyventojų turi visgi blogasias paskolas, kas reiškia, kad jie ima pinigus iš banko arba kitų skolinimo įstaigų ir leidžia juos pasyvams, kitaip tariant, dalykams, kurie yra iš jų traukiantis pinigus. Galbūt kažkam tai yra naujas automobilis, galbūt netgi ir kažkoks mobilus telefonas ar kompiuteris ar dar kažkas tai, nes būtent tam yra skirtos vartotojiškos paskolos. Ir vėlgi tai yra ženklas, kad ko gero daugelio iš Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo žinios yra pakankamai žemas, nes kitu atveju jie pirmiausia pasirūpintų tuo, kasgi dengs jų tuos daiktus, tas prekes, kurias įsigyja vartotojiškų paskolų pagalba. Būtent kas dengs tų paskolų išmokėjimą ir lygiai taip pat kas dengs tų daiktų išlaikymą. Pavyzdžiui, automobilis įsigijus jį vartotojiškos paskolos pagalba ar leasingų arba netgi tiesiog savais pinigais reikalauja papildomų išlaidų. Tai yra automobilio kūras, remontas, draudimai ir visi kiti dalykai reikalauja iš jūsų papildomų išlaidų kas mėnesį. Tad
kas dengia būtent tą pasyvą tokio kaip automobilis išlaikymą. Ir ar apskritai, ar verta imti vartotojišką paskolą tam, kad įsigyti tokį automobilį arba kitokį daiktą, kuris iš jūsų trauktų pinigus. Statistika rodo, kad didžioji Lietuvos gyventojų masė galvoja, kad taip verta. Tuo tarpu tie, kas turi didesnį finansinį raštingumo lygį, tie, kas investuoja, kas suvokia tam tikrus pinigų dėsnius, žino, kad gera paskola yra ta, kuri yra skirta investavimui, įsigyti kažkokį aktyvą, kuris jums generuos papildomas pajamas. Galbūt kažkam tai yra verslas, galbūt kažkam tai yra nekilnojamas turtas ar vertybiniai popieriai, bet būtent tai, kas generuos jums papildomas pajamas, be jūsų pastangų arba su minimaliom jūsų pastangom po to, kai jūs investuosite tos pinigus. Ir štai tuomet iš tų pinigų jūs jau galite dengti kažkokius tai savo pasyvų įsigijimus arba kitaip tariant, dalykų, kurie iš jūsų trauktų pinigus. Ar tai būtų automobilis, ar tai būtų mobilus telefonas, ar kompiuteris, arba galbūt ir būstas, kuriame jūs gyvensite. Tad mano rekomendacija ir patarimas tiem, kas esate pasiėmę vartotojiškos paskolas arba planavote jas pasiimti, pagalvokite apie tai dar kartelį ir pagalvokite geriau, kaip tos pinigus, kuriuos norite pasiskolinti, galėtumėte įdarbinti tam, kad leistumėte savo įsigyti štai tą daiktą, apie kurį svajojate. Jeigu esate įklimpę į paskolų kažkokį liūną, turite daug paskolų, blogų paskolų, būtent tų, kurias jums reikia atidavinėti iš savų pinigų, pagalvokite, kaip galėtumėte arba jas paversti gerom skolom, kad tas daiktas, kurį įsigijote, tos paskolos pagalba pradėtų jums dirbti. Na, pavyzdžiui, jeigu tai yra automobilis, galbūt galite jį išnuomoti. Jeigu tai yra, kad ir kompiuteris, galbūt irgi galite jį išnuomoti ir tokiu būdu paversti į daiktų, kuris pradės nešti jums pinigus ir padenginės kaip minimum bent jau tos paskolos išmokėjimą. Jeigu tokių galimybių nėra, tuomet pagalvokite apie tai, kaip kuo greičiau galite atsikratyti tų skolų. Ir vienas iš paprastų būdų yra tiesiog viską, kas pas jūs lieka, galbūt arba yra neplanuotos kažkokios pajamos, kurias gavote gal dovanų pavidalu arba kažkoks atlyginimo padidėjimas, iš karto vos tik jas gaunate, bent jau dalį jų ir kuo didesnė, galbūt netgi dalį pradžioje, jeigu tų skolų turite daugiau, nukreipti į jūsų paskolų atidavimą, pradedant nuo tos, kurios trukmė atidavimo yra mažiausia. Tai yra kurios mėnesių arba tų kartų, kiek jūs atiduodate paskolą kaip įmoką, kiekis yra mažiausias. Ir tuomet pamažu pereiti prie kitos paskolos ir tokiu būdu atsikratyti tų blogųjų skolų bei pradėti įdarbinti savo pinigus. Taigi keiskime skolinimus įpročius, galvokime apie tai, kaip išnaudoti, jeigu pinigus skolinamės juos tam, kad turėti geras skolas, bei stengtis išsivaduoti arba visiškai neturėti blogųjų skolų. Ir mūsų laikas artėja kaip tik prie vienos sėkmės istorijų, kuris galbūt ne visiškai susijęs bus su skola, bet irgi su pasyviom pajamom, kurias viena iš mūsų bendruomenės narių, Jelena, kaip tik ir susikūrė, naudodama žinias įgytas Starfish Academy mokymuose. Bet tai mes padarysime po trumpos reklaminės pertraukėlės. Taigi visiškai po trumpos reklaminės pertraukėlės, kelių minučių mes grįžtame į gyvąjį eterį, kur kaip tik su jumis ir pakalbėsime apie tai, kaipgi Jelenai pavyko tas pasyvės pajamas susikurti ir kokią grąžą jinai gauna iš savo sandorio. Iki greito pasimatymo po pertraukėlės. Starfish Academy misija yra kurti įkvepiančią, palaikančią aplinką žmonėms, kurie nori tobulėti skirtingose gyvenimo sferose. Ir vienas iš mūsų pagrindinių tikslų yra sukurti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę, kuri ir taptų tokia dėka to, kad jie mokosi kartu, kad jie keičiasi gyvenimišką patirtim ir kad jie daro bendrus veiksmus, kurie padeda jiems judėti link bendro užsibrėžto tikslo. Starfish Academy esu atsakingas už pardavimus, taip pat vedu mokymus, padedu žmonėms tobulėti. Starfish Academy aš esu atsakingas už produktų vystymą. Aš komandoje esu atsakinga už pardavimus, taip kad atstovauju Starfish Academy vienai organizacijoje. Starfish komandoje esu atsakingas už partnerystės programą. Netolimoje ateityje planuoju su kolegomis pradėti vesti mokymus, bei esu atsakingas
už straipsnių rašymą vidinės narystės programoje. Aš esu atsakingas už pardavimus, taip pat su kolegė Viktorija vedam 11 savaičių kursą, esam fasilitatoriai ir padedam kitiems žmonėms irgi gauti žinių, perteikti tas žinias ir gauti daugiau naudos iš tos informacijos. Komandoje aš ir esu atsakinga už bendruomenės priežiūrą, renginių rengimą, tobulėjimą kartu, pasisėdėjimus ir tiesiog aktyvų laisvalaikio praleidimą. Aš esu Starfish Academy komandoje dėl asmeninio tobulėjimo. Aš komandoje esu dėl to, kad tai skatina mane tobulėti, man duoda naujų minčių, naujų pažinimų, leidžia lengviau surasti save ir atrasti, kas man labiau patinka. Aš esu komandoje todėl, kad man labai patinka bendrauti su žmonėm ir čia aš galiu atsiskleisti ir tobulinti save kaip asmenybę bei judėti ir augti toliau. Starfish komandoje esu dėl to, kad turiu įgūdžius žmonėms perteikti informaciją labai lengvai, kad jie lengvai suprastų. Komandoje esu, nes man patinka dalintis ir man patinka matyti, kaip kiti žmonės mokosi, auga ir pasiekia didelių rezultatų. Starfish Academy labiausiai mane žavi galimybę tobulėti. Jūs niekur kitur nerasite tokios žmonių bendruomenės, kurie būtų visi bendraminčiai, kurie padėtų jums siekti savo tikslų ir tobulėti kartu. Starfish veikloje mane žavi tai, kad aš galiu augti kaip asmenybė ir matyti, kaip auga kiti, kad galime turėti bendrus sandorius, galime vieni iš kitų mokytis ir taip tobulėti. Mane labiausiai Starfish Academy žavi žmonės, nes jie visada tave palaikys, paskatins judėti į priekį, neužmygti ir tai duoda tiek daug vertės, kad tau kitur niekas neduos. Pirmiausiai, mane labiausiai Starfish žavi bendruomenė ir joje esantys žmonės. Tie žmonės turi patirtį ir laisvai su ją dalyjasi. Nuoširdumas, naujos idėjos ir tikslų siekimas. Mane šitoj komandai žavi tai, kad tie žmonės, kurie yra daugiau patyrę, laisvai, lengvai dalinasi savo patirtim, savo idėjomis, žiniomis, leidžia kartu tobulėti, tai duoda daugiau vertės tiek ir man, tiek ir jiems kartu dalintis savo žiniomis. Mes esam Starfish! Kągi, mes grįžtame į gyvą eterį. Ačiū Jums už dėmesį ir trumpą reklaminę pertraukėlę mes pabaigėme. Ir kaip tik laikas dabar pakalbėti apie tai, kaipgi Starfish Academy nariai, bendruomenės nariai vykdo tuos veiksmus, apie kuriuos mes mokome. Ir šiandien mes sveikiname Jeleną Šulzickę, kuri panaudojusi žinias įgytas Starfish mokymuose, beje, jinai jų praėjo labai daug skirtingų, jinai įsigijo bendrabučio tipo butą Klaipėdoje ir beje, tas sandoris, galima sakyti, buvo toks vidinis Starfish Academy sandoris, kadangi Jelena įsigijo butą iš kito Starfish Academy nario, gyvenančio Klaipėdoje. Ir įdomu šiame sandoryje yra tai, kad butas buvo nupirktas taip, kad to buto buvę savininkai, jie jį ir administruoja. Tai yra, kitaip tariant, už tam tikrą mokestį, jie administruoja to buto priežiūrą, nuomininkų įkelimą, įmokų surinkimą iš nuomininkų ir taip toliau, o Jelenai tai yra visiškai pasyvios pajamos, kurių grąža yra 13% nuo investuotos sumos. Taigi sveikiname Jeleną tikrai su puikiu pinigų įdarbinimu ir 13% pasyvių pajamų įsigijus jau sutvarkytą ir beje iš karto su nuomininkais esantį nekilnojamo turto objektą yra tikrai pakankamai geri procentai. Taigi Jelena, linkime, kad ir toliau tų sandorių, nebūtinai tik nekilnojamo turto srityje, jeigu tai yra tavo ištrūkimo iš žirkio rato plane, bet jų vis didėtų ir toliau užtikrinti judėtum iš to žirkio rato link ištrūkimo link jo. O jeigu jūs norite sužinoti idėjas ir patarimus bei veiksmus, kurių pagalba Jelena pasinaudojo būtent šio sandorio teikiamų galimybėmis arba turėtumėte progų atrasti savo sandoris, tai primenu, kad vienas iš būdų yra mūsų interaktyvus kursas investavimo nekilnojamo turto paslaptis, kuriame aš ir mano kolega Aurimas dalinamėmis savo strategijomis, rodome savo realius objektus ir duodame kaip tik visą medžiagą, kurios dėka jūs ir galėtumėte pasinaudoti
tom idėjom ir padaryti tą patį, ką padarė Jelena ir ką padarė kiti, jau ne vienas mūsų Starfish Academy bendruomenės narys. Ir tuomet, kad dabar kaip tik prasideda, jau galima sakyti vasarą, ir to pirmoji vasaros diena, tai nusprendėme duoti ypatingą pasiūlymą tiem, kas norėtų įsigyti šį kursą. Jeigu nueisite nuorodą ntpaslaptis.lt /special 2, jūs rasite ribotą laiką galiojantį pasiūlymą už ypač gerą kainą, gerokai mažesnė negu įprastinė šio kurso kaina, įsigyti bet kurį iš šio kurso varianto. Jų yra iš viso 3. Tai yra galite įsigyti bazinį variantą, galite įsigyti tik tais pro dalį arba galite įsigyti pilną kursą. Tai yra iš viso 7 užsiėmimus su visa medžiaga, kuri ateis iš karto į jūsų pašto dėžutę, kasdieną po vieną užsiėmimą ir visas skaidrės bei kitą papildomą medžiagą gausite būtent tenais ir galėsite pasinaudoti šio kurso metu pateikiamą medžiagą ir pradėti imtis veiksmų, kaip jau padarė ne vienas ir ne 2 žmonės. Beje, jų komentarus galite irgi paskaityti šiame puslapyje. Tai yra ntpaslaptis.lt special 2, kur jūsų laukia pasiūlymas. Jeigu jau kažkada esate apsilankę šiame puslapyje ir jūsų pasiūlymas gali būti jau pasibaigęs tuo metu, brūkštelkite asmeniškai žinutę man ir mes aptarsime galimybės, kaip ir jūs galėtumėte pasinaudoti šiuo pasiūlymu vis tiek vasaros pradžios proga. Na, o dabar mūsų laikas kaip tik pakalbėti apie dar vieną terminą rubrikoje Starfish Academy žodynas. Ir šiandien jūsų dėmesiui terminas finansinis svertas. Kasgi yra svertas ir kas yra finansinis svertas, kai kurie iš jūsų, kurie užsiimate investavimu, ko gero esate žinantis, bet tie, kurie pradedate savo investavimo, pasyvių pajamų arba netgi ir verslo kūrimo žingsnius, turėtumėte jį visą laiką žinoti ir suvokti teisingai. Taigi finansinis svertas yra iš esmės vienas iš 2 apskritai esamų svertų, kalbant apie pasyvių pajamų kūrimą, ir vienas iš jų yra kitų žmonių laikas, o kitas yra būtent kitų žmonių pinigai. Taigi finansinis svertas kaip tik ir apibrėžia įvairius finansinius instrumentus arba skolintus pinigus, kitaip tariant skolintą kapitalą, jų naudojimą tam, kad padidinti savo investicijų pelningumą arba pelną. Kaip tai vyksta, iš tiesų, kaip ir matote paveiksliukėje pavaizduota, tai yra jūs dedate dalį savo kažkokių pinigų, o kaip svertą, kaip štai šitą pagalį naudojate būtent skolintus pinigus ir tokiu būdu galite padidinti savo pelną, štai šiuose maišelėse pavaizduota 2-gubai, 3-gubai arba galbūt 4-gubai, priklausomai nuo to sverto dydžio. Bet, aišku, su svertu visą laiką yra susiję ir dar keletas dalykų. Ir vienas iš jų yra rizika. Tai yra, jeigu jūsų finansinės žinios, finansinio raštingumo, verslumo žinios yra nepakankamos ir norite naudoti labai didelį svertą, pavyzdžiui, vieną savo pinigų dalį su kokiom nors 10-20 skolintų kapitalo dalių, tai gali būti iš tikrųjų labai rizikinga, nes jeigu visgi jūsų sandoris nepavyktų arba jūs neturėtumėt pelno, turėtumėt nuostolį iš jo, tokiu atveju jūs labai greit galite prarasti savo pinigus ir turėti labai didelį nuostolį, lyginant su mažesniu svertu arba tada, kai jūs visiškai be sverto tiesiog investuojate grinai savo pinigais. Bet jeigu mokate tą svertą naudoti, tokiu atveju jisai gali tapti labai galingų ginklų jūsų investavimo arsenale. Ir būtent tai yra kaip tik atsakymas į tai, kaip, pavyzdžiui, galima iš to paties nekilnojamo turto arba ir kitų investicijų gauti 20, 30, 40, 50 ir daugiau procentų grąžą. Tuo tarpu, kai vidutinė grąža galbūt yra skaičiuojama 5-6 procentai. Tai jeigu skaičiuosite nuo savo įdėtų pinigų, kuriuos investuojate kartu su svertu, netgi, pavyzdžiui, ta pačia banko paskola, kad ir, sakykime, 50 procentų banko paskolos, 50 procentų jūsų investuotų lėšų, tai jau ženkliai padidins jūsų gaunamą pelną iš objekto. Aišku, jeigu teisingai paskaičiuosite jo galima generuoti srautą iš nuomos ir atitinkamai matysite, kad jisai tikrai dengia banko mokamo paskolos įmoką ir tam tikrai pinigai dar jums lieka. Taigi svertas, finansinis svertas yra labai svarbus terminas Starfish žodyne ir investavimo žodyne, su kurio kaip tik ir noriu jūs šiandien supažindinti. Na ir pats laikas, einant mūsų laidai į pabaigą, kaip tik yra jūsų klausimai, kuriuos laukiu iš jūsų rašant po šio video, kaip tik esančiame komentarų lauke. Matau Marijaus klausimas, ne visiškai į pinigologijos temą, Marijas nesuprato, tai sulčių biznis nepaėjo. Marijau, iš tiesų galima turėti keletą verslų, taip, tai Starfish Academy nėra apie sultis, tai yra apie finansinį raštingumą, finansinės žinias, investavimą, verslumą ir kitus dalykus. Tad tai yra kitas verslas, tai yra ne tas pats verslas, bet jų galima turėti ir kelis ir beje mes jų turime kaip tik irgi ne vieną.
Jeigu turite klausimų, dar turite keletas minučių juos parašyti komentarų lauke, aš tuo metu paleidžiu dar vieną trumpą reklaminę pertraukėlę ir po jos pasižiūrėsiu jūsų klausimus ir primenu, kad klausimai yra naudingi ne tik dėl to, kad galite gauti atsakymus į juos, bet taip pat ir dėl to, kad geriausio klausimo autorius jisai gali laimėti vieną iš mūsų įsteigtų prizų, Starfish Academy prizų, kas gali būti arba naudinga literatūra, arba dalyvavimas kažkuriame iš mūsų seminarų. Ir vėlgi tai yra papildoma nauda jums, apart to, kad gaunate ir atsakymą į klausimą, kuris jums rūpi. Taigi nedvejokite, būkite aktyvūs, dalyvaukite laidoje ir uždavinėkite klausimus. Keletas minučių mes jų dar laukime gyvame eteryje. Jeigu juos parašysite, aš turėsiu progos dar juos aptarti, arba jeigu jau nespėsiu juos perskaityti, tuomet aptarsime juos būtinai kitoje laidoje lygiai po savaitės. Ta trumpa reklaminė pertraukėlė ir laukiu jūsų klausimų. Starfish Academy misija yra kurti įkvepiančią, palaikančią aplinką žmonėms, kurie nori tobulėti skirtingose gyvenimo sferose. Ir vienas iš mūsų pagrindinių tikslų yra sukurti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę, kuri ir taptų tokia dėka to, kad jie mokosi kartu, kad jie keičiasi gyvenimišką patirtim ir kad jie daro bendrus veiksmus, kurie padeda jiems judėti link bendro užsibrėžto tikslo. Starfish Academy esu atsakingas už pardavimus, taip pat vedu mokymus, padedu žmonėms tobulėti. Starfish Academy aš esu atsakingas už produktų vystymą. Aš komandoje esu atsakinga už pardavimus, taip kad atstovauju Starfish Academy vienai organizacijoje. Starfish komandoje esu atsakingas už partnerystės programą. Netolimai ateityje planuoju su kolegomis pradėti vesti mokymus, bei esu atsakingas už straipsnių rašymą vidinės narystės programai. Aš esu atsakingas už pardavimus, taip pat su kolegė Viktorija vedam 11 savaičių kursą, esam fasilitatoriai ir padedam kitiems žmonėms irgi gauti žinių, perteikti tas žinias ir gauti daugiau naudos iš tos informacijos. Komandoje aš ir esu atsakinga už bendruomenės priežiūrą, renginių rengimą, tobulėjimą kartu, pasisėdėjimus ir tiesiog aktyvų laisvalaikio praleidimą. Aš esu Starfish Academy komandoje dėl asmeninio tobulėjimo. Aš komandoje esu dėl to, kad tai skatina mane tobulėti, man duoda naujų minčių, naujų pažinimų, leidžia lengviau surasti save ir atrasti, kas man labiau patinka. Aš esu komandoje todėl, kad man labai patinka bendrauti su žmonėm ir čia aš galiu atsiskleisti ir tobulinti save kaip asmenybę bei judėti ir augti toliau. Starfish komandoje esu dėl to, kad turiu įgūdžius žmonėms perteikti informaciją labai lengvai, kad jie lengvai suprastų. Komandoje esu, nes man patinka dalintis ir man patinka matyti, kaip kiti žmonės mokosi, auga ir pasiekia didelių rezultatų. Starfish Academy labiausiai mane žavi galimybę tobulėti. Jūs niekur kitur nerasite tokios žmonių bendruomenės, kurie būtų visi bendraminčiai, kurie padėtų jums siekti savo tikslų ir tobulėti kartu. Starfish veikloje mane žavi tai, kad aš galiu augti kaip asmenybė ir matyti, kaip auga kiti, kad galime turėti bendrus sandorius, galime vieni iš kitų mokytis ir taip tobulėti. Mane labiausiai Starfish Academy žavi žmonės, nes jie visada tave palaikys, paskatins judėti į priekį, neužmygti ir tai duoda tiek daug vertės, kad tau kitur niekas neduos. Pirmiausiai, mane labiausiai Starfish žavi bendruomenė ir joje esantys žmonės. Tie žmonės turi patirtį ir laisvai su ją dalyjasi. Nuoširdumas, naujos idėjos ir tikslų siekimas. Mane šitoj komandai žavi tai, kad tie žmonės, kurie yra daugiau patyrę, laisvai, lengvai dalinasi savo patirtim, savo idėjomis, žiniomis, leidžia kartu tobulėti, tai duoda daugiau vertės tiek ir man, tiek ir jiems kartu dalintis savo žiniomis.
grįžtame į gyvą eterį ir mes sulaukėme klausimų iš Deivido. Tik, kad noriu atkreipti dėmesį, kad geriausia klausimus uždavinėti Starfish Academy Lietuva puslapyje, tuomet aš juos matau iš karto, kitaip man reikia šiek tiek lakstyti per pasidalintus video ir ne visą laiką galiu pastebėti juos iš karto. Taigi Deividas Tubelis klausia: labas Jurijau, man įdomi tavo nuomonė apie alternatyves investicijas. Ar pats investuoji jas, pavyzdžiui, vynas, Lego, senoviniai žaislai ar automobiliai ir panašiai. Ar verta nepatyrusiam investuotojui žvalgytis į šias rytis? Na, aš visą laiką laikausi nuomonės, kad investuoti verta į tai, kas tau patinka ir ką tu supranti. Arba bent jau nori suprasti iš ten, kur jauti kažkokią tais aistrą. Tai alternatyvios investicijos taip irgi gali būti vienas iš variantų žmonėms, kurie tikrai tuo domisi ir kurie jaučia ten aistrą. Aš pats pažįstu žmonių, kurie investuoja, pavyzdžiui, Lego. Ar aš investuoju? Ne, aš į šituos dalykus neinvestuoju, bent kol kas galbūt nematau tenais kažkokios ryties, kuri mane labai smarkiai domintų, kad pradėčiau investuoti. Iš kitos pusės, kadangi tai ir vadinasi alternatyvios investicijos, aš netgi sakyčiau, tokios nišinės investicijos, tai tenais yra savos rizikos, taip, nes likvidumas jau yra visiškai kitoks, reikia turėti tam tikrą ratą žmonių, reikia turėti tam tikrą rinką, kurioje galėtumėte realizuoti savo tas investicijas, jeigu reikėtų. Iš kitos pusės, aišku, jeigu tikrai suvokite, ką darote tenais, tai procentai grąža, kurią galite turėti, gali būti tikrai įspūdinga. Lego netgi jau nelabai vadinčiau tokiam alternatyviom investicijom, nes kažkaip labai dabar pastaruoju metu išpopuliarėja. Vynas ten, automobiliai jau galbūt labiau tokios nišinės. Tad mano atsakymas būtų, kad jeigu tikrai jaučiate, kad tai gali būti jums įdomis rytis ir matote, kad tenais galite atrasti būdų, kaip tikrai įvertinti galimą grąžą, tai kodėlgi ne. Kodėlgi ne, bet ko gero tai tikrai neturėtų būti didžiąją dalį jūsų portfelio sudaranti investicijų dalis. Tai tikiuosi, Deividai, gavai atsakymą į klausimą, kurį uždavėjai. O tuo tarpu, kadangi kitų klausimų šiandien mes neturime, galbūt veikia ir tai, kad visgi artėja vasara ir daugiau žmonės galvoja apie geresnį orą, nors kol kas žiūriu, kad jisai tik labai dar laviruoja, tai geras, tai nelabai. Tai Deividai, tu kaip tik ir laimi iš mūsų prizą knygą, kuri šiais metais visiškai netrukus bus išleista Eugrimo. Tai yra trečiasis Roberto Kiyosakio knygos leidimas, kurį jau leidžia Eugrimas, ir knygos pavadinimas yra Turtingojo tėčio investavimo vadovas. Mes šiek tiek prisidedame prie to, kad tos knygos vertimas būtų kokybiškesnis, ir kai tik tais knyga bus išleista, tu būsi vienas iš pirmųjų, kuris gaus šią knygą dovanų, kaip ir dar keletas kolegų, kurie jau gavo ją irgi dovanų už tai, kad uždavė klausimus pinigologijos laidoje. Tad, kaip matote, tikrai tos klausimus uždavinėti apsimoka. Tai dar kartelį, Deividai, ačiū tau už klausimą ir sveikinu su prizu. Ir linkiu jums geros likusios savaitės, bei taip pat tikiuosi, kad orai vis gerės ir jau galėsite daugiau laiko praleisti saulėtoje aplinkoje ir nuotaika nuo to, aišku, tik irgi bus geresnė. O mes su jumis pasimatysime lygiai po savaitės, 16:30 laidoje Pinigologija. Jeigu turite klausimų, kuriuos norėtumėte, kad aptartume toje laidoje, nebūtinai laukite gyvos laidos, galite juos užduoti ir po šios laidos transliaciją, ir aš būtinai juos peržvelgsiu ir atsakysiu kitos laidos metu. Su jumis buvo Jurijus Slavas, Pinigologijos laida ir Starfish Academy. Linkiu jums geros dienos.